2021 metais vienas žinomas verslininkas ir investuotojas Mantas paskaičiavo, kiek galima prarasti pinigų juos tiesiog laikant. Oficialios pinigų vertės kaitos statistikos duomenimis turimi 100 000 eurų 2009 metais, atėjus 2021 metams būtų verti 83 000 eurų. Taip nutiktų, jeigu pinigai būtų laikomi kaip grynieji pinigai. Ta pati 100 000 eurų suma galėjo būti paversta į kapitalą. Pavyzdžiui, 2009 metais įsigytas nekilnojamas turtas Lietuvoje. Atėjus 2021 metams, tas pats nekilnojamas turtas jau būtų vertas 165 000 eurų. Jeigu tas nekilnojamasis turtas dar būtų išnuomotas, jis galėtų atnešti ir papildomų pajamų. Ši istorija parodo, kaip investavus į kapitalą galima apsaugoti pinigus nuo nuvertėjimų, padidinti pinigų vertę bei uždirbti papildomas pajamas.